Tai kodėl jūs mane pasikvietėt? Štai, aš noriu pakalbėti su jumis apie filmą, kurį jūs dabar filmuojate. Visai neseniai į Tarybų Lietuvą grįžo kino režisierius Gediminas Gutauskas. Kaip kelionė, ar neprailgo? Ačiū, dabar labai gerai. 1941 m. birželio 27 d. būrys vokiečių kareivių, talkininkaujant vietos kolaborantams, toliau vadinami baltaraišiais, žiauriai nužudo 40 Kauno žydų. O scenarijų, jūs parašėte scenarijų? Taip. Turiu pasiūlymą atnaujinti 1944 metais dėl įrodymų stokos nutrauktą bylą. Scenarijus labai tiksliai atpasakoja Lietuvio garažų žudynės. Ką jūs veikėte tą vasarą? 41 metais. 20 metų. Tavo veidas visiškai nepasikeitė. Nuo tada, kai aš tave mačiau paskutinį kartą. Taigi, tas paskelbė. Elena! Gal aš pas tave filme galėčiau dirbti? Bet ką galėčiau daryti? Aš esu padarim mergina, ir jeigu mano tėvai pamatytų, tai... Kas čia tau nepadarau? 41 metai. Aš bet ko nefilmuosiu. Aš nežinau, kaip nutekėjo informacija, čia greičiausiai yra susijęs su tavo draugu Gutausko sugrįžimu. Nuo jo viskas ir prasidėjo čia. Tu kodėl grįžai, Gedai? Nežinau, grįžau. Į tave myli. O ko tu su manim kalbi kaip su daiktu, ką? Juk visam pasauliu mes trise būtume, ką? Viskas sutampa, pernelyg sutampa, jis dalyvavo tos įvykiuose tikrai. Aš jį prikalbinsiu. Lietuvio garažas, pavardės. Izaokai, kur tu? Aš to išeisiu iš proto. Izaokai, kur tu? Aš to neišeisiu iš proto. Aš jau seniai išėjau ir... Ko tu grįžai, Gedai?